Sugrąžink savo dėmesį į kūno pojūčius. Tiesiog pastebėk, kad sėdi. Kad esi čia. Ir gali duoti vietos, duoti erdvės ir leidimo vykti jausmam, mintim, vaizdam, kurie jau ir taip vyksta. Kai tu juos pastebi, jie jau įvykę. Jie jau yra. Ir gali tiesiog atsivert tam judėjimui. Tai gyvenimo tėkmei, kuri dabar tavyje va taip. Nėra kitaip, nėra vėliau, nėra anksčiau. Tiesiog judesys dabar va taip. Ir kai mumise vyksta kažkokios automatinės reakcijos, kai mus žmonės užkabina įvykiai, situacijos, ar išgąsdina, ar suerzina, ar nuliūdina, ten visur rasi tarsi tokia jaunesnė savo versija, kuri kažką patyrė. Kartais tai prisimeni, kartais visai nieko neprisimeni. Bet faktas, kad jeigu buvo toksai klik ir sureagavai, nemąstydamas, tiesiog nutiko, tai kažkur iš praeities iškilo asociacija, iškilo patirtis, kuri buvo neišgyventa, kuri nori tavo dėmesio. Atėjo jaunesnė tavo versija ir sako, mane prisimeni. Net jeigu tai pasireiškia kaip nieko nesuprantu, ką aš dabar čia patiriu, kas su manim darosi, bet visas tas patyrimas yra atspindys kažko iš praeities. Tai ką jeigu sutiktum atidaryt savo viduj neišmylėtų vaikų darželį, į kurį galėtum pakviest visas jaunesnės savo versijas, tas, apie kurias žinai, tas prisiminimas, kuriuos ten jau 10 kartų prisiminiai, ir tas, kur net nesupranti, kad yra. Ta kažką, kas 10:30 tave nuliūdino ir nesupratai, apie ką čia buvo. Gal tai tiesiog dalis tavęs, kuri nori dėmesio ir leidimo liūdėti. O gal kažkur uždraudėjai savo pykti, bijoti. Ir tai vis tiek ateina,
nutinka, patiri, bet sutinki su tokio, kiek galima, kada jau čia baigsis. O ką jeigu ir tai dabar švelniai apglėbtum. Vis kažko išsigąstu, bijau, nerimauju, pergyvenu. Gi ne šiandien pradėjai. Tai gali net nesuprasdamas, kur, iš ko, apie ką, tiesiog pripažint, čia tikrai kažkas jaunesnio. Ir tą jaunesnę aš irgi įsileisti į neišmylėtų vaikų darželį. Padaryti tokią erdvę savyje, kur gali ateiti bet kas. Gali ateiti viskas, ką prisimeni, ko neprisimeni, ką suvokiai ir ko net nesuvokiai. Kiekviena patirtis, jausmas, mintis ir būt apkabinta, būt švelniai pastebėta. Štai matau. Aš suprantu, kad tu kažkur ten praeity buvai. Ir dabar turi vietos. Dabar gali būti va taip. Ką jeigu visada paliktum tą atvirą erdvę savyje, į kurią gali ateiti bet koks jaunesnis tavo variantas. Kažkur atstūmėm liūdesį, o kažkur neleidom savo džiaugtis. Ir kaip jaučiasi tavo vidus, tavo jausmai, tavo protas, kai žino, kad neišmylėtų vaikų darželis visada atviras. Kad net vartelių nieks neįstatė, ten galima visada ateiti. Ir visada bus pamatyta, pastebėta, su meile. Ir koks tavo santykis su tuo, kai jeigu priemi tą požiūrio tašką, kad tai, kas kyla, yra kažkokia jaunesnė mano versija. Tai dalis manęs, ne priešas, ne problema, kurią reikia išspręsti. Ne tai, ko turiu atsikratyti, nugalėti. Išsiaiškinant. O tiesiog dalis manęs. Kažkur iš praeities.
Ir viskas, ką dabar galiu padaryti ir galiu pasiūlyti, tai dėmesys, atvirumas, švelnumas, meilė. Ir net ir tam, kas labai užsispyręs, net ir tam, kuris zyzia nesąmonė, nepatinka, kai iš čia, ką čia, aš nenoriu. Net ir šitas laukiamas, visada sutinkamas taip pat. Nes tu gali rinktis. Visada galėjai. Tik kartais atrodė, kad kažkokios taisyklės, įsitikinimai, įsivaizdavimai yra svarbiau. Svarbiau nei rinktis meilę, svarbiau nei rinktis atvirumą ir švelnumą. Ir gali tiesiog dar rinktis. Kaip jaustusi visi patyrimai ir emocingos situacijos. Jei matytum, čia dalis manęs jaunesnė, mažesnė. Kuriai reikia dėmesio, šilumos ir palaikymo. Gali leisti savo įkvėpti giliai. Ir iškvėpdamas pereit dėmesį visą kūną iki pat pėdo. Ir dar kartą. Giliai įkvėp. Ir pereik dėmesį visą kūną. Kai tau bus patogu, gali pasijudinti, atsimerkti ir keliauti toliau.